Jau einu namo per parką. Dabar yra pirmadienis, maždaug, apie po 12 kelios minutės. Ir aš dabar per parką einu dėl to, viena be kivio, kad buvau neįgaliųjų draugijai ir ten užimtumą lankau. Tiksliau, pirmą dieną nuėjau, kad lankyčiau užimtumą. Tai va toks išėjimas iš namų. O dabar grįžtu namo ir su vyru eisim pasivaikščiot, kivį pasiėmę į Panemunę, nes labai seniai buvom. Tai va, tai dabar einu per parką, netoli čia labai viskas, labai patogu. Išėjom pasivaikščiot su kiviu, eisim į Panemunę, bet kadangi dar turim reikalų, tai va atėjom iki vaistinės Kamelijos. Kaip neįgaliesiems, tai su pažymėjimais vaistai yra, nekompensuojami, bet pigiau. Ir todėl einam į Kameliją dažniausiai. Tai va, ką dar norėjau dėl to pasakyti, kad vaistus mums rašo kas mėnesį, vyras geria nuo cholesterolio vaistus, tai pasims dabar, kažkiek mokėti reikia. Tai va, nuo cholesterolio vaistus reikia pasimti ir tada eisim, neužsukę į namus, eisim iš karto į Panemunę pasivaikščiojimam, kur einam 8 maždaug kilometrus. Visada, kai einam į Panemunę, einam pro tokią mokyklą. Ir čia yra jau Panemunės mikrorajonas. Už kelio praėjom gatvę, o čia va tie grafičiai, kurio čia buvo suplanuoti, kad daug kartų rodėm, bet dar parodysim, gal kas nematė senų vlogų, nes čia buvo paprasčiausiai negraži siena. Tai čia nebuvo tai, kad atėjo grafitininkai pripaišė, ko tik papuolė. Čia buvo toks kaip ir projektas papuošti Panemunės negražius garažus. Ir va taip va visaip jau tokie, tie, kurie sugeba gražiai, parodė savo eskizus ir kuriuos pasiūlė, sakė, kad darytų, tai tuos ir padarė. Tai va. O va tas, va dabar parodysiu irgi visą laiką pasakojau, gal neprisimenat, parašyta Mantė 3B. Tai čia yra jos piešinys močiutė. Aišku, jinai grafičių nepiešė, net negalvokit. Jinai nupiešė ant popieriaus ir grafitininkas perkelė ant šitų garažų jos pieštą močiutės kur piešė savo močiutę. Tai va, ir čia taip jų daug, tai gal visų nerodysim. Ir mes šitų taku einam į Panemunę ir pasieksim savo namus, kur mes gyvenom anksčiau. Tai dabar jau gal kokie 6 metai, ne? 6 metai. 5 eina metai, kai mes jau negyvenam Panemunės mikrorajone, tai yra šitame mikrorajone. Bet Panemunė siejasi labai su Putinų būtent mikrorajonu, kur mes gyvenam ir turi sieną. Tai va, ir mes dabar, tik tai, kad mūsų tie namai buvo kitam Panemunės gale, ne šita kur siena, ne čia kur siena. Tai va, tai mes turim pasiekti savo namus, perėti visą Panemunės mikrorajoną, tada leisis prie tilto žemyn laiptais, prie Nemuno ir keliauti Panemunę. Todėl yra Panemunė iki Kauno gatvės ir tada pareiname per parką, kaip visada. Ėjom ir pradėjo šviesti saulė, labai smagu. Ir čia sustojom jums parodyti tiems, kurie nematė senų vlogų, kur dar buvo filmuota iš gyvenimo šitame mikrorajone. Tai jau norim parodyti, kad čia yra tie raudoni 4 namai, vienodi ir vienas bendrabutis. Tai tame antrame, tai yra dešinėje, gyveno mes. Mūsų langai buvo į kitą pusę, tai iš šitos pusės nesimato, bet vaizdas, žinokit, pasakiškas buvo per langą. Tik tai, kad žiauriai toli parduotuvės, viskas toli ir stotelė viena, kur važiuodavo per valandą vieną kartą mikroautobusiukas, tai mums labai reikėdavo planuoti keliones į parduotuvę. Kad prisipirkti daug, tai mes neparsinešam pėsčiomis, tai mes turėdavom važiuoti būtent to mikroautobusiuku ir taip pat po valandos, tada ne po valandos, po pusvalandžio spėti apsipirkti ir grįžti atgal irgi į tą pačią stotelę kitoje kelio pusėje. Tai va, mūsų čia buvo geri metai, mes net išgyvenom 8 metus, tai tikrai prisiminimų daug ir buvo visai neblogai gyventi, tik tai vieta nepatogi. O šiaip viskas čia labai labai faina.
Atvažiuoja dviratininkas. Na, čia dėl Kivio aš taip sakau, nes reikės palaikyti Kivį, kad žmogus. Bet jis važiuos apie aplinkui, tai net nesusitiksim. Tai va, mes dabar priėjom vietą, kuri yra man viena iš gražiausių Alytuje. Ir aš nesuprantu, kaip šitie žmonės čia gyvena. Čia nuostabus vaizdas į save žiūrėti iš viršaus. Matosi ir Nemunas. Kivis ten ieško vis savo draugo, kurio jau nėra, yra kažkoks kitas žiūriu, didesnis šuniukas, o to mažiuko reikėjo jau nėra. Tai gal jau jisai buvo senas, mes nežinom, kuris dingo. O čia man labai gražu, nes Nemunas ir pasirodo visai neseniai buvo tas vadinamas sąstingis, ateina daugiau žmonių, negalim filmuotis ir šunio palikti, bet ar greitai subalbatuosiu. Ir čia yra tiltas, kas yra gražu. Ir čia padaryti dviračiams ir neįgaliesiems nuvažiuoti nuo kalno arba į kalną, tai tie tokie pravažiavimai. Ir dabar mes turim baigti šitą video dėl to, kad ateina žmonės. Mano rąstas appuvo ir turbūt sugriuvo. Mato, čia yra apsamanoję tokie rąstai. Ir aš jau gal 2 kartus dariausi nuotrauką prie jų, bet jie buvo maždaug tokiam aukšty man prie veido. Ir tokia portretinė nuotrauka labai įdomiai atrodė. O dabar viskas žemai. Nors tos samanos tokios gražios, man taip gražu. Ir dabar vis tiek dar vyras nufotografavo, nors ir dabar netokia bus graži nuotrauka. O Kivis visada su manimi, kas jį palaikys, jeigu operatorė abiejos rankos užimtos. Daug žmonių šiandien vaikšto Panemunėj. Šiandien išėjau iš užimtumo dėl to, kad mano sesuo grįžus, jūs turbūt tai jau žinot. Ir aš dabar noriu su ja sutikti, kadangi jai pietų pertrauka, nes jinai netgi grįžus į Lietuvą dirba nuotoliniu. Tai va, tai dabar einu susitikti, o kaip negražiai, susitikti su sese. Tai va, šiandien yra šeštadienis, 7:30 vakaro. Ne, 7:30. Ir 7:30 prasideda filmas, einam praeities šešėlis ir važiuosim Boltu, Tulkai. Bet kaip, Boltu važiuosim į kino teatrą, Dainava. Vienintelį Alytuj tokį ir turim. Ir štai pasiėmu daiktus, Kivį paliekam vieną. Kino teatre. Kaip jau ir sakiau, lankau draugiją, neįgaliųjų draugiją Alytaus mieste. Ten man perėti tik per parkelį, per parką perėjimu ir jau vietoj. Tai norėjau jums papasakoti, ten sakiau eidama. Tiesiog laiko nelabai turėjau, kai ko viešinti irgi negaliu, tai žino, supraskit ir mane. Ir aš dabar parodysiu, kad aš dariau ten už tai tokį pagalviuko užvalkalą. Aš dar tik pradėjau, čia ne mano pradžia padaryta. Čia tiek padarė pati mano mokytoja, jinai rankdarbių mokytoja. Ir aš tiesiog kelias eilės tik tai dar padariau, nes iš tikrųjų čia nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti, čia nėra paprastos vagos, megzti rankomis, bet čia yra, kai tu įkiši kilbutę ir į apačią turi pastumti, dėl to, kad tada kiši į kitą. Žiauriai sudėtingas darbas ir jį dariau pirmadienį, jį dariau dėl to, kad triukšmo darių tada nėra. Na, tiesiog pirmadieniais toj draugijai kai kurių žmonių paprašo neateiti, kurie labai triukšmauja, kad galėtų kiti susikaupti. Tai va, ir dėl to, kad pirmadienį padariau, o antradienį jau susikaupti neišėjo, tai antradienį štai dariau tokį, nu tai čia jau visi matot, pagal skaičiukus piešti. Tai jeigu man bus gražu ir patiks pats procesas, tai aš tik jau ant drobės pirksiu iš Sheino arba AliExpresso, kas gražesnių turės, ant drobės nusipirksiu. Nes šitas mano darbas yra ant popieriaus, čia kai pirko tą visą paveikslą, tai buvo 2 variantai, tai vienas dažai tie patys, tik tai vienas ant drobės, kitas ant
popieriaus. Tai jau ant drobės buvo paimta, kita moteris spalvino, tai tada paėmiau aš ant popieriaus ir taip pat bandau tais pačiais dažais, mes ten pasidalinti galim ir tiesiog tapyti pagal skaičiukus. Tai va, ir šiandien einu į draugiją, galbūt ne to paties, kaip visada, dabar jau yra ir vėliau, aš į draugiją einu, turiu būti 10 valandą. Kas? Laikrodis sugedo, žinau. Nu, žodžiu. Todėl, kad atvyksta ministrė Navickienė ir mes turėsim su ją pasikalbėti. Tai va, tik tai toks dalykas. Aš biškį laikrodį taisau. Sugedo laikrodis, bet kodėl? Ką daryti? Ką daryti? Nereaguoja nieko. Bet rodė, kad kraunas. Rodo dabar žaibą rodo. Tai kažkokį krovimas. Kiek pasikrovęs? Ar čia reikia paspausti, laikyti, kad įsijungtų gal laikrodis? Tai ką man daryti? Aš nemoku pasirodo naudotis laikrodžiu. Laikau prispaudus. Va, dabar Samsung pasirodė ir viskas bus gerai. O čia yra tokios žolės, matot, viršui. Čia yra čiobrelių arbata, aš labai norėjau arbatos, bet nebuvo jau jokios pirktinės, tai pasidariau čiobrelių, jinai yra vaistažolė. Kai reikalas yra, kai labai sergi, bet nemanau, kad sirgsiu jau žemai pabaigą, tai dar arbatos yra. Tai ir šiaip dėl skonio išgersiu. Kaip visada geriu arbatą be jokio saldiklio. Tai va. Taip. Ir viskas. Eisiu, ruošiuosi, neturiu kada. Išgersiu arbatą ir lekiu pas Navickienę. Išvedžiau kėjų pasivaikščioti, žiūrėkit, kas darosi lauke. Ką tik buvo prieš 10 minučių šaligatvis plikas. O dabar, kaip matot, visur balta. Ir sninga ne snaigėmis, o tokiais grūdeliais, bet ne ledukais. Nu, negalėjau aš su kive išbūti lauke, viskas į veidą pučia. Vėjas yra, vėjas tą sniegą pučia į veidą. Nu, neįsiu pas tą Navickienę, einu gerti arbatos. Paskui, aišku, oras pagerėjo ir galėjau eiti pas tą Navickienę, bet nejau, nes susivėlinau šiek tiek ir nenorėjau ateiti pavėlavus. Ir kitą dalyką, ką padariau, tai susisiekiau su sese ir mes su sese išėjom pasivaikščioti, pasiėmė šitą padarėlį gražų, kiviuką, išėjom pasivaikščioti į jaunimo parką. Mano sesė turėjo nedaug laiko, dėl to, kad jai buvo tiesiog pietų pertraukėlė tokia, kuriai darbė leidžia pasiimti pertraukėlę išgerti kavos. Tai mes ten tik tai nuėjom pagrindinių šaligatvių iki grindinio ir grįžom atgal kitų šaligatvių. Ir dar kiviukas padarė pratimą tokį, ne pratimą, bet į šortus įdėsim tokį nufilmuotą, kurį va dabar aš jums po to ir parodau. Va dabar va rodysiu po šito video. Tai va, pasižiūrėkit. Kiviukas nori namo. Kivi. Tai ką, mėlyjeji, dabar sukūriau dar vieną vlogą. Ir jeigu jis jums patiko, paspauskite patiktuką, palikite komentarą ir taip pat galite prenumeruoti kanalą. Prenumeratorių niekada nebus per daug. Taip pat galite užeiti į Facebook'o grupę vlogerė Loreta Mažonė ir prisijungti prie bendruomenės, kurie žiūri mano vlogus. Taip pat galite paremti Contribicon platformoje. Ate!